Tai tu dabar galvok. Va, tai gal nelenkim, pažiūrim kaip va. Nes matai liepia sustoti. Man sustoti? Nu tai, jo, gal nelenk, va, sustok, tipo. Bet dabar gal pirmą ir tada rankinį užtrauk, jis nelabai laikys. Jisai va ratus į kairę susuko, teisingai, va čia šitam plačia. Bet mes dabar nesukėm, bet į kairę reiškia, jeigu bortelis atgal. Ir tada... Ir dabar jau po biskį tu bandyk sankabėlę kabink truputėlį, biški sankabėlę. Mašina atvažiuoja? Jo. Pasileisiu. Biški aukščiau sankabėlę dar. Jis neištiesino vairo ir dabar jam gal sustabdė, ar jisai pats užgeso. Dar sankabėlę aukščiau. Sankabėlę aukščiau. Va, pajutai? Dabar leisk rankinį. Ir koją perkelt nuo to. Va. Nu čia beveik praktika, tik tai su patarimais, ar ne? Turi po biškį tą pajust tą, kad jisai tempti priekį nori. Biškį daugiau, dar. O dabar jau. Nes tu, jeigu... Tai jis lyg tai neblogai pajudėjo, bet jeigu ratus jisai matai ten toje vietoje lenkė ir jis biškį pradėjo judėti kažkaip, ar jis sustabdė, ar jį užstabdė, žinai, turi ištiesinti ratus, nes ir pažiūrėti, vat nepažiūrėjimas gali kritinę klaidą už tai, kad lenkia ir tu pradedi judėti, tai va čiam galėjo būti kritinė, nes jis turėjo biškį dar palaukti, kol tas pralenkė, tada pradėti judėti. Biškį toliau bortelę, čia, o gerai, dabar tiesiai. Ir sankabą laikyk, nėra. Ir ten nėra, ir dar kartą čia tikrai nėra. Ir mes pagrindinį, mums papolė toks maršrutas. Tai mėgstamatoriam nelabai patinka, jie kažkaip, bet kokios čia gali nepatikimas, tai važiuojam, galbūt čia reikia, ne? Nes jie mato, žinai, galia, kad čia važiuoja, tai būna giminės kokie iš paskos seka, žinai, tai tokie jau... Dar ir tai būna? Būna draugeliai kokie, žinai, tai mato viskur važiuoja iš paskos, žinai, važiuoja į dešinę, važiuokim, tai mes tai juos ištraukėm į dienos šviesą, kad jie žinotume, ką jie čia prašo, nes jie žaisti slėpynę. Tačiau ir tiesiai kairesnis tanka pastabdys pirmą pavarą. Ir tada nieko nėra. O tas audinė paskui tą nuvažiavo į antrą, o paskiau išsuko į dešinę. Jis turėjo pirmoji likti dešiniai. O, sakau, nors gal parduosis. O mes tai... O jis irgi paskui. Jo, tai papolė. Sakysim, čia jūsų mokinys. Pas juos ir gale kamera yra dar. Nu va, jis parkuojasi, tai ten jis, man atrodo, paliko vietos, tai gal pravažiuokim. Va, ne, užtenka vietos, va. Jis biškai per toli nuvažiavom, tai gal pavažiuos, nes jis atveja gal, žinai. Važiuosim tiesiai per šitą degalinės žiedą. Paskiau tam išmaniajam ten pro Devinto forto gatvę kartais pravažiuoja. Ir gal patarčiau grįžti dešinę, bet tas biškis betrolik dešinį ir jis tada nelys. O, ir tada jis nelenda, tada tu gali palys čia va dešiniau ir išjungti ir tiesiai, bet tik tai sąžiningai žiūrėk žiedu atvažiuojančių. Nu, gali laisvai, ne, va, ištaikėm. Geras matomumas, tai, o visai geras važiavimas dar čia. Tai duot kelią, tik tai duoda. Dabar už 500 metrų ten tas išmanusis bus, tai žiedas, tai ten reikės į kairę. Šiusiu šoną, žiūrėk šoną, būtinai šoną. Da, kad matai, tai išjungiam ir gali biškį gasiuko ir ketvirtą įsidėti.
ta šešėlio zona, per čia tu matai galą, o per šoną tai vas būna va čia, va, jisai už 2 metrų čia būna. Tai turi va tą lavint šoną, nes kažkaip ir rodikai įpranta žiūrėti vidurinį ir paskiau nebežiūri į šoną, tai mes paskiau nusukam, kad nematytų, tada ir per ten žiūrėti pradeda. Bausmė tokia. Jo, bausmė išjung posūkį, nebūtina antrą padarykim, bandysim, pėsčiųjų neturi, iški lėčiau tas audinė, bet pirma pavarnės dar ten raudonas ir tas Volvo ir neaišku, kur važiuoja, tai mes, o dabar važiuojas. Gerai, labai gerai tu. Tik tai buvau, dar ne čia, nemeluok, aš nesakiau trečias išvažiavimas, gal nepasakiau, rodyk dešinį, va, aš noriu biškį paįvairinti čia, maršruto čia yra Polo 9 Forto gatvėje, 40, mes išvažiuosim ten vėl pro vaistų sandėlį tokį. Trečią gali įsidėti, 40 minučių ir čia jinai mūsų pagrindinė, o čia trikampukai šonuose, bet reikia mėtis. O taip tai naudinga, tu jeigu savaitgaliais nevažiuoji į Tauragę? Ne. Kada jeigu įvairint mašiną, žinai, pabandyt, žinai, tą Peugeot ar kažkokią tai... Dabar nebeatsimenu jau kokią tėtis turi. Kas? Neatsimenu kokią tėtis. Bet ten gali užsisakyti pravažiavimą, jeigu tu dar svarstai ir tu paravažiavus pasižiūrėtum, kur tu geriau keliu, žinai, kur tau geriau sekasi, žinai, kad... Bet labai naudinga paįvairinti, žinai, kitas miestas, kitą mašiną. Savaitgaliais dirba? Kaip? Dirba vairavimo? Įvairiai. Mūsų Zenonas dirba savaitgaliais, aš jau nebedirbu savaitgaliais. Tai čia kaip kas reikia pasiteirauti, klausti ir tada belsis ir leis, kas domisi randėjimu. Ten kažkur ta gatvė, kai būna dar prieš tai, jinai jau kaip ir paskiau nepakartota. Nu, bet čia tas kelias toksai nebus klaida, kad tu čia 40 važiuoji, nes dabar tiesiai per Žieduką antras išvažiavimas. Gal antrą pasidarom, nes toks jisai nes gana intensyvus eismas, tai vat jiem reiktų duoti kelią ir tą Mersui pristabdyk. Ir tada subirma, nes Mersas važiuoja. Nu, va dabar bandysim, ar ne? Jau pradėjo gaziukas ir va. Matai, biškiai anksčiau sprendimą, nes matėm, po tų dviejų lyg ir nebuvo. Rodo išvažiavimą? Antras. Tai išklausyk labai, ką jie sako. Labai, nes jiem netrukdo balsai tavo galvoj, bet tu klausyk, ką jie sako. Čia jo perėjos, biškiai atleistų, gali net pakelt virš stabdžio, bet lyg tai nėra, bet va pasiruošus. Bet sankaba atleista. Tak, žinai, numatymas pavojų. Ir dabar prieš Viaduką suksim į dešinę. Kur suksim prieš Viaduką? Ne, va. Tai taip savo vizualizuok. Tada žinai, kur, nes vieną kartą suklysi, ne ten nuvažiuosi. Ir jau rodom. Ir turbūt su pavara. Antra. Čia gali atleisti sankabą. Ir tada dar biškis stabdžiuką prilaikai, variklis prilaiko ir pėsčiųjų nėra. Ir gražiai savo krašteliu. Nes ten susiaurės, ten liks viena juosta. Neparodyta, kieno susiaurėja. Bet tai jeigu ten galė gausis jisai iš antros, tai mes įleisim. Bet sprendė ir ten. Tai ten žvilgtel, kad daugiau nėra lenkiančių, nes čia paskiau susiaurėja į vieną juostą. Taip, jeigu du važiuos tokie nebežiūrintis, tai... O ten žvilgtel Klaipėda, bet čia viskas tvarkoja. Va, tik tai turi paskirstyti, va, matai, jie neturėtų lenkti, bet čia kitas gali per tą ištisinę varyti, žinai, turi pasidomėti, kad gal ten atvaro šarvuotės iš Tauragės.
Ir dabar bus dešiniau šviesoforo, va ten vėl nuvažiuosim į baltų. Čia demonstravo daug kartų, čia tą vietą sutvarkė atrodo. Ir antra gal pasidaryti, kad ten greitėjimo juosta tokia bus papildoma varodo ženklas, pėsčiukų neturi. Ir papildoma žvilgtelė, bet čia viskas okei, užtverta jinai, tada rodai į kairę ir greitėdama bandai rikiuotis, jeigu gali, galėjo. O taip, sekdama juos, nes jie, žinai, gali sugalvoti ir gėdukas rikiuotis. Mačiau taip, aplenkė 3 juostos ir jie būdų norėjo į tą vidurinę, bet kažkaip pamatė viens kitą. Ir taip kažkaip nesidaužė, žinai, nes dar būna laisvas, bet iš trečios. Ir ketvirtą biškį gali sėdėti. Na ir dabar vėl išmanusis žiedukas, važiuosim trečias išvažiavimas, tai žiedu į kairę. Tai pasvarstyk garsiai, kurios tau juostos tikriausiai reikės. O tikriausiai šitos teisingai ir tada patikrinsi dar, ar iš tikrųjų. Tai čia apsisuka, tai mes toliau dar, ne, žiedukas. Va tikrai. Pirmiausia perėtus čia, biškį lėčiau, tada galėsi va regitrą praleiskim, va jau norėjo užkištinai pirmą pavarą ir va jam čia tas pats berniuks ar gal važiuoja ir jau biškį pradėjo paskui jį. Jisai iššoko, jis šitą važiavo, bet paskui negaus teisių, nes čia tai vis nelabai rodom dešinį. Jis perėjo. Jo, tu gerai, tu darai gerai. Aš dabar šį kartą aš užrašau. Va, vieną kartą užmiršau, kitą kartą aš. Mes dabar apvažiuosim, parodysiu, kur jis padarė klaidą. Reiškia, jisai važiavo šitą juostą, paskui ten tas įvažiavimas ir jis į tą įlindo. Jisai ne tam sukonstruota, kad perleistų toj vietoj peršoktų į kairę juostą. Trečią kartą. Čia gal mes į Maksimos įvažiuosim aikštelę, jeigu bus punktyras ištisiniai ten prieš sankryžą 200 metrų į kairę, į Maksimos aikštelę bandysim. Ten už mikroautobusiuko. Pažiūrėsim, ar yra ištisinė linijai tarpas. Va, ten už tų medžių Maksima yra. Biškai drąsiau važiuoju, kad labai jaustų čia. Čia mažink greitį, yra rodi kairė, o čia va yra leidžiama, teoriškai pristabdyk. O gal su antra mums pavyks, lenkiančių nėra. O, čia pėsčiųjų nėra. Ir su pirma dabar jau lėtai, su pirma. Ir čia va kur nors čia. Ir tada gražiai dar pastatykim, va, kaip tik tau priekiu, turbūt lengviau bus. Rodi kairį, ten toli gal nevažiuoju. Nes ten būna neįgaliųjų, bet jeigu bus normali, tai galėsi ir ten važiuoti. Rodyk, nes iš pasko žmogus laukia. Tai nėra ko skubėti, bet turi. Tai gal tai turi ne va. O čia va. Va. Lėtai. Ir dar biškį, gerai, dar biškį atsiremsi lėtai. Leidžiai tos guminius atsiremti, bet lėtai turim labai va. O, man atrodo gerai jau stabdžiuką laikyk. Rankinį patikrinam. Tu jo nespausdama, nes jis paskiau rėdėsim. Turėtų būti gerai. Jo, gerai? No. Tai dabar vėl išvažiuokim į tą pusę. Tai turi iš karto rodyti ir nereik skubėti, bet rodyti, žiūrėti ir tą vietą rinktis, nes iš paskos, jeigu tokia pauzė, teisingas. Rodyk, dairykis ir lėtai. Dešinė rodyk, į dešinę suki, dešinė rodyk. Neskubėdam. Nu, užtenka.
pasireiškia žiedu važiuojant, tas norisi prie centro nukirst kampą, turi biški išorinį. Biški judėja, ko palei šitą jam tada vietos kaip tik galas atsiblokuoja. Į kairę išvažiuosim, tą vyruką praleisim, nes jisai ateina. Sankabą laikyk. Ir po truputį judinamės apsidairydami dviračiu ir dešinę. Lėčiau, bet aš dar laukčiau, nes matai, mes dar biškį turėjom pasisukti biškį su vairu daugiau. Ir tada kačiukas į tą iš karto į antrą, tada važiuoju. Nes turėjom biškį lėčiau, kad gražiau trajektorijos gautųsi. Tai mes važiuosim vėl žiedu, trečias išvažiavimas, pirmas į dešinę, o trečias, tai ten, kai važiuosi antrą juostą, paskui važiuodama, nereikia, negali persikėti. Ten ne tam sukurta persikėjimą, aš dabar parodysiu tau. Trečią pavarą. Koks 30% šoka į tą kairinę juostą, ko visai nereik daryti. Jis ne tam sukurtas, jis sukurtas tam įvažiavimui. Toks laiptuotas ten gaunasi įvažiavimas. Nes jeigu būtų nulėkę, būtų ir gerai antra, jeigu nieko nebūtų. Va, vėl nieko čia, taščiukų nėra. Sankabą prilaikyk, kad mes lauksim, o paskiau prie jo vietos įvažiuojam. Ir atrodo, galim važiuoti, paskui jį. Tai va, čia mum įvažiavimas. Ir dabar, va, įsižiūrėk, gali nejungt, va, jisai šoko į aną juostą. Kas kaip ir gal ir nėra, į aną jisai šoko. Nu, kam ten tau reikia to daryti? Arba va čia, va, kam reikia iššokti tą juostą. Jis sukurtas, kad tau ratu važiuoja ir važiuoja. Tai jisai, žinai, padarė tą manevrą ne pagal nereikalingą manevrą ir įlindo ne tam sukurtas žiedukas, jis toks gražius sklandus posūkis yra. O jie dažnai, va taip jie, kai nukert kampą nori, tai ten ir pamato, tai ten kažkur taip. Yra tendencija, va taip mes dabar tiesiai reikia važiuoti. Ir 4 mašinas sudavažiuoja. Nes jie būna pusiausvyros susitrynė. Ypač prieš pavasarį. Jo reikia jiem tada arba biškį raminamų kokių išgerti. Kitas dar gal kontroliuodamas, o kitas nekontroliuodamas taip daro. Nu va, tiesiai mes antras išvažiavimas. Čia tuo turėtų kelią. Ir tik dabar parodom. Čia dažnai stovi, bet šį kartą nestovi. Perėja. O mes galėsim lygiai gretų dar parkavimą padaryti šalia to bembo. Tai, nes dar už ženklo yra vietelės, lyg tai matau. Tai trumpai parodom kairį, nieks nelekia. Ir tada jau pristabdom, rodom dešinį. Ir va, gražiai pito. Nu, puikiai. Kur ten važiuosi, parodyk, kur tu ten važiuosi. Čia? O, tai ten ir suk. O, rodyk posūkį. O, motociklistas pralėks ir kompaksis pralėks. Nes čia nėra labai platu, tai mes ir autikos, jo, mes čia nelabai džiaugiasi mumis, bet jie kantrus susipratę, tai... Nu, probiškai pajudėt, paskui vėl staptelsi, jeigu jis priartės. Va, tai dar gali, čia jam užteks vietos. Ir stop, kampikiai. Tiesiai. Ką? Čia mes taip darom. Gazas? Jo. Gazas biški ten, o jau per daug persukai, vieną gražink, nes čia daug sukus. O taip, tiesiai. Lėčiau, nu per greit lėki. Ir va, nuleis veidrodėlį, per greit pralėkiai. Man atrodo, yra kažkurį tai kartą irgi pilnai suki kairę, bet reikėtų pilnai, gal atsisuksim, bet man atrodo, ar teisai.
pilnai į kairę nuo borto, nes palėkiai per daug giliai, per daug greitai, turėjai po biškį judėti ir būtum anksčiau biškį sustoti. Stop, matai, ne, jisai vis tiek jau dar ne vis. Nu, gali dar biškį, gal per centimetrą tu gal nori eiti ir pastatyti. Ne, jau kliudys, tai tada geriau į priekį susukus va čia. Nes biškį per giliai pavarėjai, jautai? Mikrochirurgija. Va, lėtai, mes biškį lėtai pajudėsim 10 centimetrų. Va, 10, stop, va. Ir tada vėl ištiesinius, biškį atgal pusę metro. Ir dar biškį pasukčiau į kairę 1 laipsnį. Į kairę 1 laipsnį. Užtenka, va, tiek. O, stop, va. Tai va taip galima būtų iš pirmo karto, bet lėčiau, ar ne? Parkingas. Paslaptis. Lėtume ar greitume parkuojant? Lėtume turi vos, jeigu trūksta dar truputėlį, ir jau gana, nes perdozavus, tai yra blogai jau, nepakeis. Žinau, tai čia gali pataisyti iš tikrųjų. Tai, nes, supratai, nes labai greitai sukasi, kiti per daug užsisuka, kiti per daug pavažiuoja, vos, tas, žinai, ir tada dadedi, dar biškį, nes kol pamatai, kol sugalvoji, jau būna per vėlų, tai turi biškį paskutinis po lašelį. Gerai, vėl važiuosim toliau, veidrodėlį tik tai atsireguliuok, jeigu reguliavai. Gerai, viskas čia, lavinasi rankos, kojos čia tas. Dabar visą žiedą mes apvažiuosim. Ratu? Ką? Ratu? Ratu, jo. Bet čia tas antros ligonės. Gaziukas, 3 valandą, čia jisai 300 metrų. Tai ten geriau įvažiuoti juostą. Neatsimeni. Pagalvosi gerai. Nes aš noriu biškį, kad jį kelis kartus apvažiuotume, tada, kad pamatysi, tau norisi biškį lysti tą kairinę juostą arba ant kliombos, tai turi visą laik nosį biškį taip plačiau, tą jausmą turi pajusti. Visą laik didesnį lanką, tada nebus kaip tam berniukui, kad reikalo į tą kairinę įvažiavo. Ta biskį su gaziuku ten galėsi pristabdyti, ta biškį čia taip va. Matai, kaip kairiai važiuoja. Su antra, nes čia vis tik tai ligoniai, va visokie, pristabdyk, dar greitukė, ten sankirta va ten, tai po greitukės galėsi judėti, va, tai tas priderini greitį, va, važiuoji. Tai čia kelis kartus pavažiuokim, tau palavinam tą, kad nenukirstum kampo ir neliptum ant borto, ir matai, va šitą negalėtum išvažiuoti, niekur negalėtum išvažiuoti. Jo, tai va ir visą gyvenimą ir važiuojam, aš ten video įdėjęs, kad visą gyvenimą ratu ir važiuoju, nes iš jos negali išvažiuoti. O jeigu kartais norėtum išvažiuoti, reikėtų persikot, bet čia va ištisinė bus ir tokios klastingos jos užpo. O dabar tada bandyk reikiuotis. O, pažiūrėk čia, o, šonas, vidurė ir užtenka, va čia. Ir dabar dar ratu pavažiuokim šitą juostą. O tai šitos antros ligonės šitą juostą geriau. Iš jos ir gali ir ratu važiuoti ir išvažiuoti. Ir ratu ir išvažiuoti. Tai va, čia šita. Tai va, ir mokėsim persirikiuoti ir ženklus. Tai tą ratu, va, įpratinam vestibuliarinį aparatą. O, jie turi daug kelią, ligonis. Galvos susisuka. Jo, va, gerai labai. Tas pasilavina. Nereikės gert šnapso. Sutaupai ant šnapso čia vairuojama. Tas pats. Ir dabar, kur autobusai išvažiuokim. Gerai, nekirtai kampo. Gerai, išlaikė juostą. Tai turi tas vestibuliarinis ir akis pripras biškį. Ant didesnio ekrano tą video žiūrint irgi taip biškį aš pas žiūri, atrodo, kad važiuoji toksai, žinai. Dirba smegenis. Į dešinę už autobuso labai super siauras bus, bet turim sugrįžti, pristabdyti, pagrįžk čia. Ir su pirma, laikydama sankabą jau čia aš nepadėsiu biškį toliau nuo borto. Nu, kam tai greitai lėkiai išlėksi? O taip, suvaldėjai gerai. O, ir tada va tas turi labai greitis būti saugus.
Ir tiesiai nėra, spėsim. Gerai. Ir pagrindinio. O, gerai. Ir čia jie turi priešai tuo kelią, į trikampiuką, jie daug mūryčių spėja pamatyti. Jeigu pensininkas neduoda, tai tu pristabdai. Na. Ir tiesiai važiuosim keliais. Na, aš nusileisim keliais kalną. Tai va, tas greičio valdymas ypatingai, kai sulėtėja. Ar 10 km, ar 2 km. Turi didelis skirtumas labai, ar ne? Jisai nesijaučia, tas mikrochirurgija, minčių skaitimas, regitros, ko jie nori. Reikia ir paskui pradedi jausmą. Nežinom dar, kur jisai čia bisket leidė, pasižiūrėsim, jie ten turbūt tą kelią tvarko, bet atrodo, kad viskas, čia tai pristabdyk ir jau su pirma gal nes, ar antra gali tik biškičiau tada. Toks įsikišęs buvo dar tas, kad jį biški taip irgi nenutiesinti. Kai kurie gražiai standartiškai užapalinti, o kai kurie taip biški išsikišę, taip mane, tai matyk juos, žinai, tuos apvažiuoti. Čia palei tą liniją liksim, nes čia autobusų stotelė. Nu ir čia, kadangi kiti nukirtinėja kampus, tai gal mes su antra padarykim, tada bus saugiau. Galėčiau važiuojant spėję pasitaisyti ir atleisim sankabą, švelniai, ir pristabdysim dar ir sustabdžiu papiškį, va tokį didesnį lanką. Va. Kontroliuojam greitį. Nes jau tu dabar vis daugiau ir daugiau pati darai. Aš jau mažyn. Va. Dar biški norisi man gyventi, dar biški pristabdau. Nu dar norisi biški mašinos, kad nepražyt, nes... Ir dabar gali trečią sėdėtų čia mes. Per žieduką važiuosim tiesiai. Antras išvažiavimas. Ten tų apsisukimų dar padarysim, kaip šviesoforo reguliuojimų sankryžai. Per žieduką tiesiai antras išvažiavimas. Kokią pavarą naudoji? Taip. Ir tikrai nieko nėra. Ir tada gražiai uostą išlaikai. Ir rodai išvažiavimą. Šviesoforų reguliuojimui sankryžoj suksim į dešinę. Atrodo, kad įleisčiau, nes ten tik tos bobos vairuoja jos. Va. Nes ten rodo, kad važiuotų. Parodė ir patai už nepilnai sekundės ir pradeda važiuoti. Tas pats pėstieji. Privažiuoja, jie išleidė, jie rodo važiuok ir tu jau. Jo, kol pradedi važiuoti ir jau jiem po sekundės nusimato, kad tu dar stovi ir jie žengia. Tai tas labai dažnai. Tai ta neleis išprovokuojama. Jeigu parodo, tu taip išlauk, kad tikrai pasiruošk, nes tokių būna susimėtimų. Va ir jį ten įleis. Ne, tada. Ainai, matai, žino tą situaciją, mums rodiklė, tai būtų jinai mums dar praleidus, bet mes tai nežinojom. Va, dabar ją įleis ir tas turbūt, ir judės, ir mes judam, va. Ir tada viskas gerai, nu jam reik padėti. Tada teks palaukti, bet mes palaukim, nes troliai, tai grafikai, tai. Nes prie dičkių lys, žinai, kai taip jau abejotina, geriau palaukti, tai jam sunku. Vokietijai duoda B kategorijai pavažiuoti su sunkvežimiu. Kategorijai su sunkvežimiu? Jo, tada pamatai, kad tie mažiukai kartais lenda, kiti atsargiai laikosi atstumo, o kiti taip lenda ir ten jų nesimato. Pas juos net čia langiukai, kitų sunkvežimių yra, ten tų veidrodėlių visokių, bet vis tiek kokis dviratininkas
įlenda tarp ratų, kaip ta varna. Ir Olandijoje prie mūsų buvo nutrenkta mergelė, autobusas suko, aišku, kad jis pasižiūrėjo, bet matyta varė, ten dviračių takelis, ar neatsimenu, ir į ratą ir nukrito negyva. Guli, atvažiavo, uždengė, aptvėrė, ten suformino viską, bet, nu, čia, vizukas leisim, kalbėlė, kad susvajojo Olandiją. Ir į kairę, rodi kairį iš karto tas vyras, kad nelenktų. O, nes jis biškį. Tegu dega kairys, mes apsisuksim antrą pavarą. Antrą biškį sėdėjom. O, ir čia. O, ir apsisukimą darysim. Tegu dega. Tai dabar dar jiem bus, mums paskiau, bet irgi stebėsim čia tos rodiklės. O. Tai čia biskį giliau, ar ne? Už to dangčio suksimės. Va, ir žiūrėsim, tas vyras jau ten biškį jis lauk turėjo iš paskos, tai dabar gal jisai sugalvos tave aplenkt, prašaut pro šoną, bet gal ne. Tai mes giliau įvažiuodami, žiūrėsim, ar jis nelenkia, suksimės tada ir tada dar ten mus praleisim. Paskui vyrai nekantrus yra pavojus, ar ne? Taip. Jo, reikia labai pasiruoškim. Tai va. Ir pradedi, važiuoji, rodikliukas, tai biškį giliau, dar toliau, giliau. Ir dabar, va, sukam, tas vyras nelenkia. Ir čia nėra, va, jisai buvo kantrus ir mandagus. O, gerai. Bet mesgi nežinom, kas ten per fruktas. Jo, prieš saulę nesimato, nu va čia programa tau įeina. Turi matyti, nes... Apakina, ten yra klausimas. Jeigu akina saulės spinduliai, būna, kad iš vis va čia va į akis šviečia. Tai važiuot tik įsitikinus, kad tikrai tu ten nėra, žinai, ar taip va prisidengiu ir tada žiūriu, nėra, nes ir raketos, kai šauna į lėktuvus, jeigu saulė šviečia, ar ten jie iššauna tuos tokius fejerverkus ir tada ta raketa pameta taikinį. Ten irgi foto daviklį visų turėjo. Žiedė pirmas išvažiavimas, ten už to geltono namuko. Dar padarysim tą T-formos atpūdinį važiavimą. Tai va, kad viską pamatytume, ir juostą suvaldytume, ir perėję, ir duot kelią, tai antra, ir tada, čia ketvirta, čia antra. Ir tada žiūrim, va, juostą viskas tvarkoj. Perėję tuščia, mašinų yra, tada ruošiu pirmą jau pavarą, iki sankirtos ir dar ten šaus iš Tilžės gatvės, mačiau mašiną. Nėra mašinos, manau. Ir tada į dešinę, bus va čia, ir čia biškį su stabdžiuku pažaisk, tu stabdžiukas biškį ir va gražiai kokybiškai, tuščiukų nėra čia, ir tada tik tai rodai kairį, ir tada rodai dešinę, ir dar čia sustojimą padarai, sankarpą švelniai stabdai, iš galo niekas nesitrenkia, jeigu dega tol, kol sustoji, va dabar tik tai išjungtum, nes jis tada žino, kad tu stoji, o ne važiuoji. Ir dabar parodykite, kaip paliksit mašiną ilgesniam stovėjimui. Tai tu taip nepaleisk, išjunk variklį, nes matai, kaip mesteli ir šoktels ir mašina to kart lėks ir tau bus kaip tam beknai. Tai ne į tą pusę susukom vairą ir atbulinį jie skaito nuo kalno. Dabar jeigu tau vaikas paleidžia šitą rankinį, atleidžia, kitas vaikas išjungia pavarą ir ta mašina kur rieda nuo kalno. Tai į kurią pusę tau riedės? Į kur tu susukai vairą? Į kairę. Nu ir tai jinai riedės į kairę. Taip. Tai, nu tai atleisk. Ne, į kairę, taip, į kelią.
Nu, va, į kelią, va taip paredės. Tu čia susukai ir vedės. Nu, atleisk rankinį, atleisk pareid, žiūrėk, va. Va, ir rankinį paleisk. Laisvą padaryk ir rankinį paleisk. Pažaidžiam, pažiūrim, kas atsitiks. Va, tai kaip dabar greitukiai rėdi, va, to viskas neišrėda, tai kaip greitukiai pravažiuoti. Tai dešinį, va, susukt reikia. Tai va, suprantu. Bet čia maža klaida, bet atsuk vairiuką į dešiniau ir